Balandžio mėnesį startuoja nauja nacionalinė saugaus eismo integruotos komunikacijos kampanija VERTA. Šiemetė kampanija, kurios iniciatorė Susisiekimo ministerija, iš esmės skiriasi nuo anksčiau buvusių saugaus eismo propagavimo projektų. Nuspręsta šį kartą nebenaudoti žmonių bauginimo, rodant avarijas ir jų pasekmes. O ką apie situaciją gatvėse mano patys eismo dalyviai, pėstieji, vairuotojai, dviratininkai. Ar pastebėjot per 10 metų, ar keičiasi eismo ir vairuotojų ir pėsčiųjų kultūra? Kol kas dar ne. Ypač labai moteris nemėgsta užlydinėti, jeigu tenais kas nors paprašo. Keičiasi po trupučiuką į gerą pusę. Man atrodo, kad keičiasi kažkaip. Arba dabar, kai baudas tokias didelės, gal dabar saugiai važinėja, ne? Nu kaip, kaip pėstieji, pėstieji irgi vaikšto kaip nori. Prieš 5 metus gal buvo blogiau, bet tas, kas yra prieš 3 metus, tai panašiai ir dabar. Susisiekimo ministerijos duomenimis ypač situacija keliuose pagerėjo per pastaruosius 3 metus. Praėjusiais metais, palyginus su 2001-aisiais, eismo įvykiuose žuvo beveik perpus mažiau žmonių. Kaip greičiausiai, kad įtaką daro vairavimas užsienio patirtis. Ten pavairuoja, pamatai, kaip žmonės vairuoja iš tikrųjų, pamatai, kokias mes darome klaidas ir, manau, tas didžiausią įtaką turi. Baudos abejoju, aš nežinau, yra kas nors nubaudos Lietuvoje už kažkokį ten, tarkim, dviratininko nepraleidimą ar dar ką nors. Reikėtų pasibėti, bet abejoju, ar tokiu atveju yra iš viso. Gal kultūra, gal kultūringesnis žmonės dabar. Nežinau, gal ir baudas irgi. Visuomenė kultūringesnė darosi. Ima gerus pavyzdžius ima iš Europos, pritaiko Lietuvoje. Nežinau, kas čia galėtų įtakoti daugiau. Gal visuomenė, gal televizija daugiau įtakoja tą dalyką. Pastaraisiais metais eismo saugumui buvo ir yra skiriamas išskirtinis dėmesys. Suaktyvinta kontrolė keliuose, vykdoma nuolatinė eismo dalyvių švietėjiška veikla, tobulinama kelių infrastruktūra. Tai yra bendras atsakingų institucijų darbo rezultatas. O kas labiausiai erzina eismo dalyvius mieste? Tai mums reikia tai greičiau užlysti, tai greičiau užvažiuoti, rodome tenais tos ženklus posūkius. Nelabai reaguoja žmonės. Manevravimas, staigus posūkį nerodymas, labiausiai erzina posūkį nerodymas. Kur perėjimas būna, reikia laukti, kol praleis tave? Nekultūringumas transporto priemonių, kai jos užima, sakysim, dviračių takus ir neįmanoma jų pravažiuoti. Ar būsime kultūringesni keliuose, ar praleisime kitą eismo dalyvį, ar išsaugosime savo ir kitų gyvybės, priklauso tik nuo mūsų visų, einančių, minančių pedalus, vairuojančių kasdien šalies gatvėmis. Projekto partneris Susisiekimo ministerija.